Sveiki visi, tai parekepinsiu, ką šiandien teikinau ir kodėl. Tai šiandien marketo pradžioj, ką mačiau, tai, ne, tai neužfilintus 1 valandos fair value gapus. Ir dar mačiau 4 valandų Windfield. Tai norėjau, kad juos užfilintume prieš būnant bullish. Ir jo. Tai marketas atsidarė. Mes išsweepinom šitą 1 hourly. Maniau, daug šansų, kad šitą išsweepinsime. Tai dar kol kas longo neieškojau. Turėjom va šitą. Ir marketas pradėjo biškį reakti nuo šito sweepo. Jie iš šitą 5 minučių fair value gapą. Ir galvau 100%, kad nueisim iki šito. Tai kažkur, va čia buvo 3 sekundžių inversas fair value gapo. Tai teikinau šitą tradą. Pastopautino. Ir žodžiu galvau, visai gerai setupinasi longam. Dėl to, kad šitą 1 hourly fair value gapą užfilinom jį. Galvau visai gerai. Longam setupinam. Žodžiu. Entrinau čia. Stopsai buvo biškį mažiau, nes buvo daily loss limitas ant funded accountų, tai buvo žiauriai nedidelis. Nors turėjo būti kažkur tikrai bent jau va čia. Bet gavosi, kad buvo va čia. Tai tipiai tiesiog 1/1 RR. Toks žiauriai blogas buvo tradas. Turėjau šitus, kaip labai man patiko šitas drone liquidity, bet pats tradas, kai, aišku, kad mane stopautino, turėjom visą šitą fair value gapą, kurį galėjom užfilinti prieš judant viršų. Ir tiesiog emocijas uždė savo, nes prieš marketo openinus jau žinau, ką viską noriu pamatyti. Norėjau pamatyti, kad šitus abu lausus, ne lausus, o fair value gapus įantrintume. Tai padarėm swingą link šito ir pareaktinom. Turėjau nuo to nieko nedaryti, turėjau laukti, kol šitą low išsweepintume. Bet emotionai supleina savo, entrinau shortą va čia, entrinau longą va čia, tai tiesiog nesilaikiau savo taisyklių dėl to. Šį kartą net ne strategy taisyklių, tiesiog emotional taisyklių, psychology. Tai dėl to realiai treinimas ir yra sunkus. Tai žodžiu, po to žiūrėjau marketus, bet jau daugiau nebetreinau, bet toliau žiūrėjau marketus. Labai norėjau ato šitų lausų, kad įsweepintume. Gerai, įsweepinome šitus lausus ir tada laukiau. Nors kažkur dabar sukreitinam šitą rejection bloką. Tada, nors ir čia įėjom, pareaktinom, man nepatiko, nes šitą internal išsweepinam. Tas tiesiog taip setupinas ne visai gražiam tradui. Taip laukiau, kol šitą išsweepintume. Kadangi vis dar esame šitam fair value gap'e, tai viskas ok. Gerai, išsweepinam šitą. Ir dabar nors neturiu ant trading view tų 15 ir tam sekundžių chartų, bet turėjau trado veito chartus ant 15 sekundžių. Ir kažkur va čia, tiksliai neatsimenu kur, bet kažkur va čia turėjau, buvo imbalansas, kurį invalidate'nom ir entrinau nuo to. Gal čia kažkur, žodžiu, savo stop loss turėjau realiai protingiausia čia dėti, bet jau nemaniau, kad eisim taip žemai. Tai čia pilnai tinka.
ir tiesiog targetinau šitus haisus. Nu jo. Ir išteikinom. Čia realiai buvo trade of the day, kurį turėjau teikinti, bet emotionai suplėino savo. To shorto neturėjau teikinti, nes buvo dar visas šitas. O šito longo neturėjau teikinti. Nepala. Atsiprašau, šito shorto neturėjau teikinti, nes kai mes esam all time highsuose, jau geriau nešortint, jau geriau tą vieną iš 20 dienų, kai changinas trendas, nebūti tas, kuris shortina, praleisti tą movą, o tas, kuris pagauna 20 dienų movą longą ir eina link all time highsų. Tiesiog toks. Nebandyti catchint reversal. O šitas longas jau negerai, nes turim to šitą fair value gapą unfilled. Ir po to, kai nuėjom visus pointus, kuriuos norėjau, kad nueitume, galima buvo ir nuo šito entrint, nes pagal viską mus apsaugos šitas rejection blokas. Tai reiktų biškiai atsargiau tada žaisti, bet galima va to taip sužaisti. Toks 1-1 beveik. Ir jo. Bet taip, nemanau, kad reikia giliai, galima tiesiog viką panaudoti. Kažkiek pagal sėkmę. Ne, nu šiaip pagal backtestimą kaip veikia. Tai jo, tai toks trade of the day buvo. Tai kaip sakiau, bandau, kad ir gėda kokius lossus teikinu dėl psychology, turėčiau tokius dalykus nedaryti. Turėčiau rodyti gerą pavyzdį. Vis tiek paustinu savo video. Ir jo. Ką dar čia? Bet jo, noriu rodyti viską, visą procesą. Visus pralaimėjimus. Kad ir yra heiterių, kurie sako, kad nuolatos pralaiminėsi. Čia viskas lošimas. Bet aš žinau, kad čia nėra lošimas. Turiu ir savo rezultatų, kurių nesidalinčiau, nes tiesiog nėra ko įrodinėti. Bet pat ir nebandau nieko parduoti niekam. Noriu pirmai įrodyti ant YouTube'o, kad viskas, ką darau real, tikrai veikia. Turėti tą tokį proof. Ir tai net nežinau, ar kažkada darysiu, ar pardavinėsiu kažką ar ne. Bet tai darau tiesiog dėl savęs, tos trade recapus, kad tiesiog galėčiau realiai kaip ir journalinimas, tiesiog žiūrėti, reflektint ant savo klaidų, mokintis iš jų, toliau tobulėti ir stengtis. Ir realiai tas, kai darau trade recapus, tiesiog kai treidinu, jaučiuosi, kad negaliu teikinti tiesiog šito treido. Nu gerai, šiandien neveikia ir kelias dienas, bet tiesiog jaučiasi, jeigu teikinsiu šitą ir pralaimėsiu, nes ne pagal mano strategy, tai bus gėda realiai. Tai geriau tiesiog neteikinti. Jau geriau no trades, nei pralaimėti tą dieną. Tai daugiau, nežinau, nieko neturiu ką pridėti. Tai baigėsi savaitę bullish. Nors daug žmonių tikėjosi reversal, viskas. Bet aš nesitikėjau, bet emotionai tikėjosi savo. Emotionai norėjo savo short term pleasure. Ir jo. Kitą savaitę iš viso būsiu off nuo live accounto. Nuo jokių, tarsi nuo visų Apexų, nuo visų Funnet accountų. Tiesiog tokį psychological break turėsiu nuo marketų. Viską tradinsiu, darysiu tos trade recapus, bet taip nieko neteikinsiu, nebent ant demo. Reikia tą savo psychology sutvarkyti. Tiesiog grįžti stipresniu. Tai dabar tai tikrai viskas. Tai ačiū visiems, kad žiūrėjot. Tai gero savaitgalio.